Na ką, sveiki visi, čia antra pratęsimo podcast'o laida ir pakalbėsime apie šios savaitės krepšinio aktualijas ir naujienas. Tai kągi, manau, pradėkime nuo Žalgirio mačo su Villerbano Asvel. Tai Villerbano Asvel laimėjo rezultatu, tuoj patikrinsiu. Laimėjo rezultatu 78-72. Tai naudingiausias Asvelio žaidėjas buvo Teo Maledonas, rinko 24 naudingumo balus, surinko 17 taškų ir 6 rezultatyvius perdavimus. Na, o Žalgiryje naudingiausiai žaidė Silveinas Francisko, surinko 22 taškus ir 25 naudingumo balus. Na, manyčiau, kad Žalgiris šiuose rungtynėse, jiem labai trūko Lonnie Walkerio. Na, jam šios rungtynės labai nesiklostė, surinko -1 naudingumo balą ir žaidė tik 13 minučių. Na ir jo, ką tu manai? Aš manau, kad tokias rungtynes reikia laimėti, ypač namuose. Ir prieš Taip. komandą, kuri yra 15 vietų Eurolygoje, buvo gerai atsimenu su 6 pergalėm. Tai čia buvo šiaip gana lengvas taškas. Bet kaip sakant, Eurolygoje negalima nuvertinti priešininkų, nes bet kas gali įvykti. Taip, tai, na, ketvirtame kėlinyje buvo, kad Žalgiris taip tampėsi su Asveliu ir kažkaip nepavykdavo jiem prisivyti taip, nes nepataikydavo, pavyzdžiui, labai svarbių metimų. Pavyzdžiui, Asvelis labai kažkaip iš pick and rollo gerai sužaisdavo ir tritaškius gerus išsimesdavo ir pick and roll'e. Na, Dekolo visai neblogai tikrai žaidė, tikrai jo. Na ir įdomus faktas, kad Asvelis, Žalgiris jau pralaimi Asveliui 3 kartą iš eilės šį sezoną. Tai jo, na, tokius taškus tikrai reikia pasiimti, na, bet Asvelis tikrai šį sezoną stipresnis ir jo, bent jau pasiėmė tašką prieš Albą, na, bent jau vieną pasiėmė. Taip, dar turi ką nors pridėti prie šių rungtynių? Kaip ir nieko labai neturiu pridėti, tik tais, kad trūko Lonnie Walkerio. Tiek pradžioje, tiek pabaigoje. Manekas įmetė 3 taškius, 3 iš 5, tai visai neblogai. Tada dar Asvelija labai gerai žaidė dar Persas Aly per 22 minutes. Na, surinko jisai 16 efektyvumo, įmetė 12 taškų ir darė 3 asistus. Na, o Žalgiryje tai dar labai pagirtinai dėl kamuolių kovojo Arnas Butkevičius vienoje atakoje, prisimenu, ten labai daug tų kamuolių jie nusiėmė, bet niekaip negalėjo įmesti. Na, manyčiau, kad jiem to, pataikymo, jie visai gerai pataikė, bet trūko to nubaudimo tokio ir Francisko kažkaip nelabai, jis nėra tas žaidėjas, kad jisai ištemptų visą grajų. Tai kaip ir apie šias rungtynes tiek, ar ne? Jo, manyčiau. Taip, tai manau galime pereiti prie ryto mačą apžvelgti su Vroclavo Šlionsk. Na tai tuoj patikrinsiu, kiek Rytas laimėjo. Laimėjo 10 taškų, žinau. Laimėjo 10 taškų, 98-88. Na, tikrai buvo lengvas pasivaikščiojimas. Ir tu man minėjai, kad tu buvai arenoje Lenkijoje. Tai kaip tavo įspūdžiai ten? Šiaip nesitikėjau, kad jį tiek daug susirinks Šlionsk fanų, ypač, kad čia jau buvo praškai nieko vertos rungtynės. Vis tiek susirinko porą šimtų žmonių. Prikolas buvo, kad reklamavo, kad vienoje salėje vyks, nuvarėm tą salę ir nieko ten nebuvo. Tai po to žiūrime, kito miesto gale yra ta kita arena, tai iš karto į automobilį ir iš karto
į tą vietą šovėm, suspėjom. Nu, taip, atmosfera, šiaip kaip sakant, tikrai gerą subūrėm. Buvo apie 120 ritvanių, taip, tai neleido net atsisėsti visi fanai, visi vis dar stovėjo, jo, kas ir labai visai, patinka. Bet visai daug, nesitikėjau, bet aš kaip, nesitikėjau, kad Šlionsk fanai irgi turi savo kokią tribūną ar ten, kad kanduoja kažką. taip, taip, Ir, na, ir plakatą išskleidė kažkokią jo, mačiau ten lenkišką, prieš rinkimus kažką ja, jo. nelabai tenas, ką įskaitau lenkiškai, tai nieko negaliu pasakyti. Taip, na, pereinam prie rungtynių, tai, nu, šiaip man net keista, kad Rytas laimėjo tik 10 taškų, nes kaip, pagal tai, kaip Šlionskas atrodė, nu, buvo baisu žiūrėti, ta prasme, dėl kamulio visiškai nekovojo. Aš tuoj patikrinsiu, ant kiek. Ryt realiai daugiau nusiemė kamuolių puolime negu Šlionskas per visą mačą. Nu, ta prasme, okei, suprantama, kad, tipo, jiem nelėmė tas mačas, bet, kažkaip biški, pasistengtų truputį, Aš manau, paprastai kad jie buvo labiau tikrai. saugojasi. Labiau saugojasi, Lenkija, nes jo, jo, bet, nes kažkaip nežinau. Na, naudingiausias žaidėjas buvo Ąžuolas Tubelis, per 20 minučių jisai surinko 20 naudingumo balų, 16 taškų, 8 atkovotus kamuolius ir jo. Tada, dar sakyčiau, kad Radzevičius dar nepilnai atsigavęs. Surinko jisai 9 efektyvumo, 4 taškus ir 9 atkovotus kamuolius, tai jo, visai neblogai tikrai. ja, labai daug nesumetė, bet matėsi jo kovingumas per rungtynės, kaip jis bando Taip. kuo dėl kamuolių. Na, man dar Tikrai. visai patiko Nocho žaidimas. Visai neblogai jau Inochas. panašu. Jisai įgauna jau tą formą, pabiški taip, tai visai džiugu už jį. Ir dar mane visai pradžiugino Ignas Argiūnas. Kažkaip kai prasidėjo sezonas, jisai daug visai praleido. Na, taip atrodė, nesuranda jam tos rolės, bet kažkaip nuo rungtynių su Žalgiriu jisai tikrai geriau pradėjo žaisti. O ką tu dar gali pridėti apie šitas rungtynės? Ir galiu paminėti, kad nustebino ir pats Argiūnas, kaip prasiveržia, kokius judesius jis daro, ko aš dar atrodo nebuvau matęs iš jo būtent ryte, nes po tų kelių traumų atrodo buvo, kad praleido rungtynių, galvo, kad sunkiai įsivažiuos, bet man kad jis pabiškai įsivažiuoja jis po visų savo traumų. Bet apie pačias rungtynės, tai jo, mažai kamuolių nusijėmė, bet kaip sakant, čia nebuvo dėl ko labai grumtis su Šlionsk, nes visgi dabar laukia Unikaha jų ryto, Taip. laukia galimai Galtsajus, galimai Manisa, tai nereikėjo čia labai sustrumuoti dėl tų kamuolių. Grupė gali būti sunkiai. Tai manau akcentas, dėl ko Rytas laimėjo, tai tiesiog atsikovodavo kamuolius ir bausdavo tiesiog, manau. Čia tiek apie šias rungtynės galiu pasakyti, kaip tu minėjai, kad Ryto top 16 grupiai laukia Unikaha, Manisa arba Chemnico Niners ir dar Galatasarajus su San Quentino Baskets. Kas laimės tas play-in mačus, tas bus grupėje. Grupė iš tikrųjų laukia sudėtinga. Ką tu apie ją manai? Pavyzdžiui, aš galėčiau pasakyti, kad mano manimu Galatasarajus su Manisa turėtų patekti, kas yra dvi Turkijos komandos. Kas būtų tikrai įdomu šiaip pažiūrėti ir prieš Echodą su Maskvyčiu rungtynės. Žinau, kad prieš Unikachą tikrai nebus lengva, bet Ryto žaidėjai tikrai daug manau gali. Manau, kad Namuose, manau, turi šansą, nes... Manau, kad... Bet išvykai nelabai, kažkaip manau. Išvykai nelabai, bet namuose. Aš tikrai žinau, kad surinks tikrai daug fanų. Ir bent kaip man pažįstamų, kurie nevaikšto į Ryto rungtynę, sako, kad tikrai varys
prieš Unikaką žiūrėt. Tai kaip sakant, tikrai surinks daug fanų ir namuose turi šansą, bet aš labai sunkiai kova Na, turėtų bet būti. jeigu Rytas laimi prieš Žalgirį, prieš Vulfsus, na tai manau, kad tikrai gali įveikti tas komandas, kurios laukia top 16 grupėje. Na, manyčiau, kad arba užims arba trečią, arba antrą vietą, bet tikėkime, kad jie praeis į atkrintamasias. Na, jau daug metų ten nepatekta, nu jau pats laikas, manau, būtų ten patekti. Tikrai gerai surinkta komanda, Jo, net buvau nustebęs, kad Eurocapė neplanuoja žaisti Rytas su tokia komanda. Mane vis stebina, kad aš galvoju, kad visi Eurocapė žais, nes vis gerų komandų surinko Čempionų lygą. Tas pats kaip ir Unikaha. Unikaha topinė komanda CB lygoje, jo, bet, pirmą vietą. bet Čempionų lygoje žaidžia kažkodėl. Kodėl ne Eurocapė, man įdomu, pavyzdžiui. Na, manau, sutartis ten pasirašyta, žinai, tai jo. Nu, Kaip ir Rytas, pavyzdžiui, ten su Jaručiu dar buvo, kai ten pasirašė sutartį, nu, buvo Eurocapė, bet perėjo į Čempionų lygą. Na, iš tikrųjų, aš Rytą norėčiau matyti Eurocapė, nes, nu, yra daugiau stiprių komandų ir, nu, daugiau rungtynių ir, jo, būtų jo. įdomiau stebėti. O čia, va, kai taip žaidi kas antrą savaitę, nežinau, nelabai kažkaip. Bet jeigu kad prakalbėjai apie Eurocapą, galime paminėti apie rungtynes prieš Valenciją Lietkabelio. Taip, nu, Lietkabelis sensacingai įveikė Valencijos basket. Na, žiūrint rungtynės, jau galvau, kad ketvirtam kėliny, kad jau palūšnės buvo, Valencija jau perėmė iniciatyvą. Tuoj atsidarau rezultatą. Na, laimėjo rezultatu Lietkabelis 107, 106, na, įspūdingos rungtynės. Na, Lietkabeliui surinko naudingiausiai žaidė Vartynas Varnas surinkęs 26 naudos balus ir Kovliaras 24 surinko. Na, Valencija tikrai labai stipri komanda. Manau, kad, na, ten yra tų stiprių žaidėjų, pavyzdžiui, kaip Chrisas Jonesas, Semi Odžilėja ir Gian Montero. Na, Montero, manau, jau kitais metais galime išvysti Eurolygą. O kaip tau rungtynės? Tai buvo tikrai intriguojančios. Aišku, galvoju, kad jau palūžu, kai buvo minus 16, bet kažkaip sugebėjo išlyginti ir išplėš pratesimą ir kažkaip pratesimą laimėti, kas, pažiūrėdams, negaliu net pats patikėti. Jo, na, aš šiaip manyčiau, kad šiek tiek Lietkabeliui ir pasisekė, nes Valencija, nu, tikrai buvo nesumetę savo tokių, nu, atsikovodavo kamuolius ir kažkaip nesusimesdavo tų metimų iš trajeko, kai mesdavo, na, manau, turėtų jie susimest, na, bet jo, nu, jie kažkaip ketvirtam kėliny gyveno toks jausmas iš tų atkovotų kamuolių, tai vis pasimdavo ir N1 būdavo, tai na, Lietkabeliui čia gera pergalė, bet aš nežinau, o Lietkabeliui dar yra šansų pakliūti į kitą etapą Eurocape ar ne? Man rodos jau nebe. Aš iš tikrųjų nelabai seku Eurocapo, bet šiandien net neįsivaizduoju čia. Na, bet Lietkabelis, manau, dabar, na, aš prieš sezoną taip galvojau, kad jie paims kokias tik 2 pergalės Eurocape, na, bet pavyko jiem kažkaip biški. Pavyko kažkaip grandus nugalėt. Jo, jo. Išliko Na, dar, kas nustebino. jo. Tai ir dar apie Lietkabelį vakar berods naujiena pasirodė, kad Gagičius grįžta į Lietkabelį antrą kartą. Jo, tai prieš KMT, kaip tik, kaip pernai grįžo, atsimeni, kaip prieš Rytą apdaužė ten centrus Ryto, ten ten Delovėje, nu tai gal dabar tas pats bus. Nu, bet dabar žais per Na, Žalgirį. Lietkabelis, na šiaip, Dabar pusino, jeigu nugali, bus prieš Žalgirį. na, manyčiau, kad, nu, Lietkabeliui labai trūksta to tokio skorerio, nes, nu, žiūrint jų tas rungtynės, nu, okei, jie laimėjo, ten susimesdavo, nu, bet žiūrint ten
Nu, kas ten rinkdavo, tai kaip jie rinkdavo tuos taškus, nu, tai ten Bičkausko tie tokie prasiveržimai, tada, nu, Neturi per išreikšto Pikenau, lyderio. Neturi jo, išreikšto nu, lyderio. jam tikrai trūksta. Taip, nu, nežinau, nu, pažiūrėsim, kaip jiem seksis toliau. Na, bet Valencija iš tikrųjų įspūdinga komanda kaip Eurocapo lygiui, na, manyčiau, kad jie vieni iš favoritų laimėti Europos taurę, ką tu manai? Aš irgi manau, ypač, kad buvo 11-0, nu, aišku, čia kažkaip Lietkablis sugebėjo nugalėti, bet net nesivaizduoju, kokius čia burtus jie panaudojo, kad sugebėtų prieš Valenciją laimėti, ypač išvykoj. Jo, ir dar mane nustebino, kad laimėjo, nes antradienį jie žaidė su Ariu, tai, na čia, nu, Lietkabelis neturi to tokio labai didelio suolo, kurie ten, nu, daug žaidėjų, tai dar nustebino, kad jie čia sugebėjo taip išsitraukti tą mačą, na, manau, dar apie kitą Eurocapo komandą galim pakalbėti, tai Wolvesai pralaimėjo Ulmoretijo farmui žiauriai dideliu skirtumu. Palauk, iš kitoj, pažiūrėsiu. Taip, tai Ulmoretijo farmui pralaimėjo 91-114, na, gal ten jie gale biški, pavyko jiem ten sumažinti skirtumą, bet, na, buvo baisu iš tikrųjų žiūrėti Wolvesų gynybą. Tikrai jie, nu, Ulmas, aš atsimenu, kaip ir pernai prieš Lietkabelį žaidė, jie ten labai tokia namų komanda, jie ten bėga labai greitai, nu, kaip, nu, tiesiog lekia, viską pataiko, jie ten, nu, tas pats panašiai ir buvo su Ulmu, bet, nu, tas pats Lietkabeliui ir buvo pernai su Ulmu, na, aš nesitikėjau jų pergalės. Prieš Ulmą dar, kai Ulmas namie žaidė, tai, na, nežinau, na, Wolvesai, nu, jie šiaip neblogoj formoj yra, na, bet jiem pasitaiko tų tokių blowoutinių pralaimėjimų, na, tiesiog, manau, akcentuočiau Ulmo bėgimą labai greitą ir tiesiog užmėtymą trekais ir Wolvesų prastą gynybą labai. O ką tu, kokius akcentus dėtum ant šių rungtynių? Nu, aš manau, kad tu labai gerai čia išreiškiai apie viską, apie jų greitą puolimą ir apie pataikymus. Bet žiūrint, kaip Bulsai žaidžia namuose, pavyzdžiui, kaip apmėto tritaškiais. Jo. Tai mane šitas irgi stebina, ypač kas buvo prieš Tel Avivo Hapoelį, pas buvo arenoje, žiūrėjau tas rungtynės. Tai atrodo, nieks negalėjo beveik pramesti. Tai manau, kad Bulsai tikrai galėjo gal geriau Jo, pasirodyti. aš dar pažiūrėsiu. Jo, aš pažiūrėsiu. Tai Ulmas metė tritaškius 46%, o Wolvesai 30%. Na, tai tikrai didelis skirtumas. Tai, na, Ulmas tokia visada įdomi komanda, turi tokių perliukų, augina žaidėjų. Ten atsimenu, kai buvo Kaboklo, Jagodas Santosas ir dabar yra du talentai. Tai vienas Benas Arafas. Na, tikrai, kaip tokiam amžiui jis labai gerai žaidžia ir nuo SNG. Na, jisai abu yra NBA prospektai, na ir manau, kad bus solidus ten žaidėjai, o ką tu manai? Neturiu šiaip ko pridurti dabar daugiau apie šitą mačą. Jo, na, Wolvesai kitas rungtynės žais su Eurocap'e su Badalona. Na, ką manai apie tą mačą, kaip viskas susiklostys, kaip spėjai? Irgi pasižiūrėdama pačiam. Dabar Alio, bus... girdi? Jo, girdžiu. O dabar bus kelintas raundas. Ai, prieš Juventutą, ne? Jo, Badalona. Nu tai jo. Nu, kokiu dabar yra forma Juventut, palyginus su Vulsais. Ir ypač, kad nekliūsiu palauk, Vulsai namuose žaidžia šitas Jo, jo. rungtynes. Taip. Jo. Tai aš tikrai manau, spėčiau nelengva, bet Vulsų pergalę, nu kokiais bent jau 7 taškais, manau, tikrai galėtų Vulsai paimti Juventut. Aš irgi manau, kad kokie ant 10 čia taškų laimės. O Juventutas dabar tikrai nekaip jam
sekasi, nes dabar jie Eurocape yra 4-8 ir ACB lygoje 7-5, 7, na, 7 vietoje ACB lygoje, tai čia visai neblogai. Na, jų naudingiausi žaidėjai yra, e, palauk, toj patikrinsime. Mm, Tuoj palauk. Na, naudingiausias jų žaidėjas yra Ante Tomičius, na, jam yra 37 metai, renka vidutiniškai 13 taškų, vidutiniškai 7 kamolius ir 20 naudingumo balų. Na, tai kaip tokiam amžiui, tai manau tikrai visai įspūdinga yra. Na, o dar iš naudingų žaidėjų ten yra. Na, aš manyčiau, kad, na, jisai kaip ir traukia juos labiausiai, tai jo. Na, tai manau, apie Wolfsus tiek tada ir galim, manau, pakalbėti apie KMT burtus, ar ne? Jo, manau dabar pats laikas. Ypač, Taip, tai KMT burtai žaidžia Jonava su Wolfsais ir žaidžia Rytas su Neptūnu. Neptūnu, Nevėžis su Lietkabeliu ir Žalgiris su Šiauliais. Na, tai manyčiau, kad Rytas su Neptūnu kaip viskas aišku, nes pasidarė visai, nu, visai solidų skirtumą, sakyčiau, na, platų. Na, aš Nu, manau, taip galim aišku. pradėti nuo Vulfsų su Jonava, aš tiesą sakant, Jo. prisipažinsiu. Jo, ne, Vulfsai prieš Jonavą laimėjo 95-77, na tikrai, nu, jau manau, Jonava jokių šansų neturi prieš Vulfsus, nes jau, nu, tiesiog per didelis skirtumas. Na, aš prisipažinsiu, tų rungtynių nemačiau, bet buvo įkelta, kaip beveik ten nesusimušė Jonavos žaidėjai su ten Vulfsu, ten reikėjo apsaugos. Na, Mačiau įdomiai tą ten klipą. taip gavos. A, tu stebėjai rungtynės? Dėl šitų rungtynių aš irgi Pastebėjai rungtynės? nesibėjau. Ne, nesibėjau. Žiūrėjau tik ryto prieš Neptūną. Kaip sakant, atvirai Jo, na, pasakius. aš Neptūno su Rytu pažiūrėjau antrą pusę. Na, gal tu daugiau papasakot, nes ne iki galo sužiūrėjau, tai daugiau pasakyk man, kaip viskas klostėsi. Nu, aš norėčiau tikrai Kaip ir skirti didelę pagarbą Masiuliui, kuris 20 net sumetė taškų, ko aš, kaip sakant, anksčiau Masiulis tik tais maždaug rugsėjo mėnesį žaisdavo visai normaliai, o po to taip nublūkdavo, atrodo. Va jo. dabar matosi, kad jis tikrai labai gerai formoje yra ir pataiko ir tritaškius dabar. Ir labai galiu cituoti jo kovingumą, ne per visas rungtynes, per visus mačus dabar ryto, vis dar kaip jis kovoja dėl tų kamuolių atrodo. Tikrai įspūdingas. Na taip, ir dar, palauk, kas dar patikrinsiu naudingiausius žaidėjus. Nu, tai ryto Masiulis Palauk, buvo. jo, um, Rytas. Jo, Masiulis buvo, tada dar gerai žaidė, taip pat surasiu statistiką rungtynių. Taip pat dar norėčiau akcentuoti abiejų komandų kovingumą. Neptūnas 35 atkovoti kamuoliai, rytas 39 atkovoti kamuoliai. Na jo, Bet taip visai. pat galėčiau pabrėžti ryto rezultatyvius perdavimus, net 23 prieš Neptūno 11. Aha, nu jo, visai tikrai neblogai.
Na, gerai, tai vat atsidariau, tai jo Masiulis labai naudingai žaidė, Sargiūnas, va kaip ir sakiau, prie jau įgauna tą tokią formą nuo rungtynių su Žalgiriu, jo, na, o dar turi ką nors akcentuoti? Galėčiau dar akcentuoti visai metimus į žaidimą, kai Rytas sumetė 44 procentus, o Neptūnas 35 procentus savo metimų, tai nenustebino, kad laimėjo Rytas su tokiu pataikymu. Na jo, tai aš manyčiau, kad jau kaip ir KMT pusfinalis vienas jau tikrai yra aiškus, tai manau tikrai, kad žais Wolfsai su Rytų ir jo, Žalgiris o su kad, Lietkabeliu, mano na, ten, logiška. žinok, neaišku, nes, nu, Nevėžis ten su Lietkabeliu. Turės jau varyt greitai. Tri- Jo, tai Nevėžis su Lietkabeliu, na, ten Nevėžis pridaro ten tų bėdų visai. Kartais Lietkabeliui, na, manyčiau, kad vis tiek laimės Lietkabelis, tai, na, aš spėčiau, kad, na, manyčiau, kad žais finale Wolfsai su Žalgiriu, nes nuo Rytui tikrai bus sunku prieš Vilkus, kai neturi to tokio išreikšto lyderio. Jau stoju. Nu, atėjo. Turėsiu varyti. Bet aš manau, kad Rytas tikrai gali paimti prieš Vulsus. Ne, nu jo gali, bet nu, bus tikrai sunku, čia tik spėju, žinai, na, Žalgiris tikrai bus finale. Na jo, tai jau kaip ir viskas, ne? Jo, Jo, tai gerai, tada sėkmės tau ir susitiksime ačiū. metu. Davai, iki. Iki.